Skandalas! Praėjusią savaitę paparaciai gavo iš pradžių labai slėptos, o vėliau labai vieša tapusios informacijos. Esą vienos laidos žurnalistai po Ligito Kernagio vaikystės miestą Jonavą laksto ir intriguojančios, kompromituojančios informacijos apie buvusį dainininką Seimo nariu tapusi ieško. O skandalingų faktų iš Ligito gyvenimo papasakoti galintiems nei labai daug, nei mažai. Po 1000 litukų atseikėti siūlė. Tad nusikaltimo kvapą užuodė paparacai greit į Jonavą nurūko. Juk reikia išsiaiškinti, kas, ką ir už kiek. Nupirkti, taip sakant, bandė. Pirmiausia, išsikvietėm skandalais apraizgytą seimūną Ligitą, kurį anot gandų kažką sudirbti bando. Jis mums visą istoriją apie žurnalistus, jo kaimynus papirkinėti bandančius ir išklojo. Buvę kaimynai, draugai, pažįstami, yra lankomi vienos laidos rengėjų ir ištisai provokuojančiai klausinėjami. O provokuojantis klausimai tai yra tokio pobūdžio, kad duok mums kokios nors kompromituojančios medžiagos apie Ligitą Kernagį. Kas blogiausia, jau nusirito laidos rengėjai iki to, kad net siūlo pinigus už tai. Mane net nustebino suma, kad siūlė 1000 litų. Už tai, kad duotų kokios nors kompromituojančios medžiagos. Šiais krizės laikais tūkstantėliais iš dangaus nelyja. Vis dėlto, pasak Ligito, jo kaimynas doras žmogus. Tad žurnalistų provokacijai nepasidavė ir pinigėlių nepaėmė. Man patiko jo reakcija, sako, kaip tu sureagavai, ką tu padarei, sako, aš jums špygą parodžiau. Aplankėme ir į skandalus veliamą kaimyną Egidijų. Jis visai greta Ligito tėvų gyvena, todėl ir užsirovė ant skandalų medžiotojų. Paparacų tyrimo metu apklausiamas vyras žurnalisto apsilankymą patvirtino. Pasigirdo skambutis, vienu žodžiu, ir įdomiai tai prisistatė žmonės, jauna mergina ir žymiai vyresnis vyras jau. Reiškia, pasakė, kad norėtų sužinoti kokiu tai žinių apie jūsų kaimyną Ligitą Kernagį. Sakau, žinot, manęs tie dalykai nedomina, aš vienu žodžiu neturiu laiko ir nuteikiau jos taip. Mergina toj pat pasakė, bet jūs turite galimybę, vienu žodžiu, davė suprast, kad už vertingesnę informaciją bus atlyginta, maždaug, netgi įvardino sumą. Apie 1000 litų. Tačiau nieko nepešę, kaip vėliau paaiškėjo, žurnalistai patraukė toliau, prie tvenkinių, greta kurių ir pats Ligitas gyvena. O čia sutiktų mergelių klausinėjo, ar jos nieko nežinančios apie Ligitą Kernagį. Tai mums pati seimūno mama papasakojo. Sutikau pažįstamą uteniškę, jis sakė, prie tvenkinio, ten kažkokios tai mergaitės kalbino, tik nežinau kokie žurnalistai, bet ar tik tai net tie patys. Kalbino ir reiškia, ten kažkur tai netoli Ligito, netoli tvenkinio, susitiko ir sako, jūs galite apie Ligitą Kernagį kažkokios informacijos pateikti. Tos mergaitės sako, mes dar, buvom stikluose, kad jis buvo jaunas. Kokios mes jums informacijos galim duoti. Nuvažiavome ir prie žymiųjų tvenkinių, greta kurių laidos kūrėjai merginas kabino. O čia sutikome Ligito kaimyną. Jo pasirodo skandalų ieškotojai taip pat neaplenkė ir prieš pat Velykas aplankė. Visos pasaulio nuodėmės ten būna svardintos čia ir kontrabanda, ir narkotikai, ir ginklų prekyba, ir moterų prekyba. Aš jau ten nebeįsivaizduoju, ko dar ten galima būtų prigalvoti. Tiesiog tokios absurdiškos versijos buvo keliamos ir pabandyti, kad būtinai turi patvirtinti, kad kažkas ten buvo. Kaip gali nebūti maždaug, Bet juk kaip liaudies išmintis byloja, dūmų be ugnies tai nebūna. Iš tiesų apie Ligitą Kernagį jau seniai įvairūs gandai ir gandeliai sklando. Esą jis ir kontrabandą savo laiku užsiiminėjo. Mergeles, cigaretes ir ginklus gabeno. Tad paklausėme seimūno ir apie tai, kas tiesa, o kas tik išgalvotas melas. Tai kaip ten su to mergaitėm buvo, ką? Aš manau, kad šitos istorijos yra su pavadinimu VBS agentūra pasakė, ne viena buba sakė. Gerai, patikėjom. O kaip ten su nesantuokiniais vaikais po visą Lietuvą išbarstytais?
Kaip su vaikais? Aš net neįsivaizduoju, iš kur tokios kalbos buvo, bet tai apie dainininkus labai dažnai kalbėdavo ir Lietuvoje, ir užsienyje, kad jie ten tų vaikų turi pribarsti. Aš turiu 2 vaikus, mano abu 2 vaikai turi mano pavardę. Taip pat aš net neskaitau, kad tie vaikai, žinai, netikrai kažkokie tai. Vis dėlto buvusio dainininko politikon su prisikėlėliais žengusio taip lengvai nepaleidome. Dar pasiteiravome. Kodėl dabar visi jūs taip medžioja? Juk politikoje kur kas skandalingesnių ir aukštesnius postus užimančių asmenų yra. Kam jos gali būti naudingos? Oponentams aš įsivaizduoju, kad mes esam centre, sėdim salėje. O čia 2 girnapusės. Jie sukasi. Ir mus traukia, taip ir tarkuoja per vidurį. Tačiau, gerbiamas Ligitai, juk ir pats dar šou verslo pasaulyje būdamas nevengėte dirbtinių skandalų. Tai gal ir šis apie žurnalistus už pinigus kompromituojančios medžiagos nupirkti bandančius. Tai yra pačios sugalvotas ir išpūstas burbulas, ką? Kieno mano? Kam man to reikia? Aš kaip tik dabar šiuo metu norėčiau išvengti tokių nesąmoningų istorijų, todėl kad bet koks žodis pasakytas, jisai yra nežvirblis. Tiek šiam kartui iš Seimo nario Ligito Kernagio gyvenimo.